1500 milijonų yra Pusantro milijardo. padovanota. Prezidentas tame tarpe irgi pasirašė. Po 500 milijonų kasmet pastoviai dovanosime. Bet iš kur? Iš kieno? Iš Lietuvos žmonių surinktų pinigų. Bet iš fondų, iš mokesčių kas eina? Iš mūsų pinigų surinktų. Per kainas? O kada surenkam per mokesčius, Koks ekonomistas Lietuvos pasakė, kad PVM pavadinimas yra apgaulingas, melagingas, klaidingas, pridėtinės vertės mokestis. Nesvarbu, kad taip jisai vadinamas ir vakarų šalyse. VAT, value. Šitą mokesčių sumokėjus vertė nepadidėja nei už grašio Nes gabaliuką. produkto vertė yra tokia, kokia jin yra. O prisidėti gali kaina padidėja. Čia yra pridėtinės kainos. Kaina padidėja, o vertė visiškai nepasikeičia. Tai kaip gali 3 milijonų valstybė finansuoti valstybę, kurioje ten 40 milijonų gyvena? Kaip taip yra įmanoma? Priešintis prieš 150? Burtininko lazdeliai mostelėjus. Tada paklausėt ir teisingai jau, kas tas burtininkas. Mostelėjo burtininkas. Ir pradėsiu nuo toliau. Milijonai, ne šimtai tūkstančių, o milijonai pabėgėlių per Turkijos visą teritoriją iki jūros ir laiveliais plaukia į Europą. Milijonais. Kas galėjo mostelėti? Kad taip milijonai pradėtų plaukti. Logistika visa kokia turi būti. Tai dabar burtininko lazdeliai mostelėjus. Pasakė Čaikovskis išbraukti, Dostojevskis išbraukti, Rusijos baletas išbraukti, Amerikos gydytojų asociacijos nutraukė bendradarbiavimą su Rusijos kardiologais ir onkologais. Nes bendro humanizmo nebėra.